Sveiki draugai, jau esame Mickūnų Mix parke, atlėkėm vakar iš vakaro, bet labai vėlai besigavo atvažiuoti, nežinau, atvažiavom gal 11 valandą, iš karto jau miegot, atsikeliam, ankstyvas rytas, 6:30, einam apsieisim ratuką aplink trasą, nesu čia buvęs, tai reikia apsižiūrėti tramplynus, posūkius, kad plius minus važiuojant įsivaizduoti trasos konfiguraciją. Tai trasa tokia tikrai nepradedančiųjų, tramplynai visi papiktinti, realiai stalas tik vienas, visi sudobė. Nežinau, kaip man šiandien seksis juos peršokti. Atrodo baisiai, gal kai atsisėsiu ant moco atrodys kitaip. Aišku, nekalbu apie šitą tramplyną. Prieš saulę tikriausiai nesimato. Matot. Tokio ilgumo, va tiek reikia dar šokti, tai tikrai nešoksim. Nežinau, kaip paaiškinti, kokiom nuotaikom važiavau į šitas varžybas, nes nuo pirmo motokroso čempionato etapo, tai Utenos, nevažiavau iš visų mocų, darbai, asmeniniai reikalai. Nežinau, kaip čia šiandien seksis. Aišku, kaip seksis parodys kvalifikacija ir pirmas, antras važiavimas. Kas jau visai neužilgo ir bus. Pasigausim gal kokį greitesnį raiderį, praves aplink trasą ir išgyvensim. Kol kas trasos būklė atrodo žiauriai gerai. Trasa drėgna, išlyginta, bortai visur sustumdyti, aukščiausios kokybės trasytė. Mūsų klubo palapinė atrodo žiauriai gerai. Visi šitie reklaminiai stendukai, spalvytas. Šiandien išbandėm pirmą naktį kaip kemperį, pasiteisino. Iš ryto atsikėlę dar pasikeitėm rankinėlės. Praeitą dieną sugebėjau stumdamas mocą iš buso, buvau su šlepetėm ir susipynė kojos, tai mocas krito ant šono, tai barendo galas nulūžo, o kaip žinom, techo nepraeisi su atvirais galais. Tai pasikeičiau rankinėlės, užsidėjau rankų apsaugas, kad akmenys mažiau daužytų, bet žiūriu, čia akmenų iš vis nėra palyginus su Utena. Einu paieškoti piniginės ir varom į registraciją. Tai va, žodžiu, pirmą kartą, tiksliau ką tik vieną kartą bandžiau praeiti garsą, rodė 119, bet buvo visiškai šaltas motoras. Sakė bandyti pašildyti ir atvažiuoti dabar, tai pašildžiau, žiūrėsim. Šiaip 118.
sulėkėm pirmą važiavimą, turim holshotą, suspaudęs ruros žandus, įvykiau savo baimę, tai buvo antras tramplinas, visai toks bauginantis, per kvalifikaciją ne kartą nešokau, nes ganėtinai nemažas ir nemaža duobė, tai turiu jau pilnai sendinti, nes jei neperšoksi, gali blogai baigtis. Startas, paėmiau holshotą, iš karto galvoju, reikia sendinti. Ir sendinau ir viskas tvarkoj. Ir gerai važiavos, iš tikrųjų pavyko laikyti gan neblogą greitį pusę varžybų. Tai, nežinau, 6 gal ratą. Šiaip nežiūrėjau, kiek ratų gavos, bet tarkim, likus 3 ratam, 4 ratam, vėl lygiai taip pat kaip Utenoj, jėgos apleido, rankos užsipumpavo ir jo. Užsipumpavo rankos ir visiškai nebegalėjau laikyti to savo tempo, nors, kaip ir sakiau, iki tol pavyko vesti varžybas ir važiuoti pirmam. Tai labai gaila, 2 savaitės nevažiuotos nuo paskutinio etapo. Pratybos ir dar visokie reikalai, pasiteisinimų visada galima atrasti. Nėra ko norėti, čia realiai antras motokroso tokios tempo varžybos man. Neduoda čia pašnekėti. Smagu iš tikrųjų, kad eina važiuoti lyderių pozicijose. Išmoksim važiuoti, išmoksim stovėti, kadangi neteisinga stovėsena ant motociklo, tai ir kerta tas rankas. Labai stoviu kažkaip atsistumęs į galą. Nu, ką norėt, visada važiuoju enduro, tai kažkaip, manau, per laiką šito išmoksim. Aišku, su treneriais išmokčiau greičiau, bet kai esi savo mokslis, tai, manau, užtruks ilgiau. Tai jo, ilsimės, laukiam antro važiavimo, kuris ganėtinai greitai. Šiandien solo važiavimai yra sudėti iki pietų, nes po pietų važiuos Kaleskės ir Keturračiai. Tai greitai čia prasisuksim, kiek dar turim laiko. O realiai už 50 minučių jau šausim startą ir važiuosim toliau. Ever been punched in your motherfucking face? What you say? Oh, you haven't? Alright, wait. I'm a submit. I am a bitch. I cannot fit. Look at me thick. March on the sweat. Look at my thick print. Fuck all the rats. If you can fetch, that is a big hit. Fuck all the rats. If you can fetch, you get a dress. Bitch, you phone baby. Fucking me. I am here. Whole ice cream. Booger. Color piss. Sun. Zip. Roll. No. Whole fuckers in my clique. We don't fear. Ever been punched? What you say? Alright, wait. Tai suvažiavom ir antrąjį važiavimą. Šis startas netoks pasiekęs kaip pirmasis, holshotą nepavyko paimti, bet vis tiek buvo labai gerai. Antras išvažiavau. Pavyko antram laikytis šiek tiek. Tada užlindo trečias, tada užlindo ir ketvirtas. Rankos vis tirpo ir nebepavyko. Nu, toliau sunku buvo, tiesiog fiziškai sunku buvo laikyti aukštą tempą. Tai nusirašyti kažkur nenorėjau, tai tiesiog užleidinėjau, kiek dar jėgos leido, bandžiau pakovoti. Antrą važiavimą užbaigiau. Kelintas užbaigiau? Ketvirtas savo klasiai. Tai bendroje įskaitoje likau, po abiejų važiavimų likau ketvirtas. Esu patenkintas, labai smagu Anykščių trasoj buvo važiuoti. Pirmas kartas mano buvo šioj trasoj, tai tramplinai tikrai geri, gal jie nėra ant tiek dideli, bet kai vidury tramplino yra duobė,
atrodo, kad labai aukštai skrendi, tas žiauriai patiko. Tai bandysim treniruotis, bandysim temptis. Aišku, jeigu tik laiko būtų, tikrai būtų, jeigu galimybės leistų, tikrai norėtųsi daugiau treniruotis, bet kai yra darbai ir asmeninis gyvenimas ir kiti reikalai, ne visada pavyksta išvažiuoti tiek, kiek nori ir gaunas kaip gaunas, nuvažiuoji nuo varžybų iki varžybų. Tai jo, ką, kūrenam šašlikinę, kūrenam kazaną, tuoj skaniai pavakarieniausi. Pavakarieniavę pūsim link Klaipėdos. Kaip visada, didelis ačiū Kiro klubui, pasirūpino viena geriausių palapinių zona. Asmeniškai ačiū Juliui ir Aurimui, visada padėjo nusiplauti motociklą, pasiruošti startui ir panašiai.